Labas! Šiandien kviečiu su manimi pasportuoti pratimus pilvo presui. Pilvukas jums tikrai padėkos. Būkite kartu, aš vis pakomentuosiu, ką jums daryti. Tik tai 10 minučių, o tikrai bus pakankamai jūsų pilvo presui. Galite daryti ir be gumų. Laikome įtemptą pilvo presą, nugarą ir atidarinėjam kojytes. Nepamirštame kvėpuoti. Kitas pratimas. Nusiemame gumą, juosmuo prispaustas prie kilimėlio, galva pakelta, rankos tiesiai, kojos sulenktos ir rankytėm aukštyn žemyn. Laikome presą. Ir vis dar pakartoju, kad prispaudžiame juosmenį prie kilimėlio. Kvėpuojam. Iškart kitas pratimas. Viskas tas pats, tik po vieną koją leidžiame žemyn, rankos už galvos. Vėl akcentuoju, kad prispaudžiam juosmenį prie kilimėlio. Kvėpuojam, nes šitas pratimas tikrai labai stiprus ir skaudės. Truputėlį pagulėjom, pailsėjom ir dirbam toliau. Dabar priešinga ranka, priešingai kojai, kojos ištiestos, vėl juosmuo prispaustas prie kilimėlio, kvėpuojam ir siekiame savo kojų išorės. Dabar išsitempiam, išsitiesiam ir darom kitą pratimą. Rankos nenueina toliau už ausų, dirba kartu priglaustos prie ausų. Kvėpuojam ir atsilenkinėjam. Dabar kojos sulenktos ir po vieną ranką. Tiesiam, atsigulam, vėl lenkiamės, vėl atsigulam. Kvėpuojam, laikom juosmenį prie kilimėlio. Kitas pratimas. Gulam ant šono, koja ant kojos ir čia svarbiausia, kuo aukščiau iškelti, bet nenuleisti. Akcentuojam iškėlimą. Žinoma, kvėpuojam.
Kitas, dabar jau koja priekį, pritraukiam ją prie rankos ir statom atgal bei leidžiam kūną žemyn. Bandykim išsilaikyti, bandykim kvėpuoti, nors pratimas tikrai nėra lengvas, bet bandyti visada verta. Lentos pozicija ir parodau, kad neiškeltas užpakaliukas ir juosmuo nenuleistas. Laikom, įtraukiam presą į save ir bandome savo klubais, šonais pasiekti kilimėlį. Važiuojam. Kas turi, pasimkime gumas, vėl dedamės ant padų ir dabar laikome presą, rankomis laikomės ant žemės ir vieną koją lenkiame prie krūtinės prie savęs, kitą tiesiame. Kvėpuojame ir dirbame. Dabar mano mėgstamas pratimas pilvo apačiai. Labai nuo senų laikų jį mėgstu ir dažnai darau. Tai kojas sulenkiame, pritraukiame ir ištiesiame rankų pagalbas. Irgi savo padedame, rankos laikosi ant žemės, pažengę gali jau nelaikyti ant žemės. Kartais reikia tikrai nedaug, bet svarbu kokybiškai atliktų pratimų, kad tikrai jaustųsi. Dabar truputėlį išsitempiam, pajaučiam kaip tempia pilvuką į vieną pusę, į kitą. Ir būsiu labai dėkinga, jei prenumeruosite, žiūrėsite ir aišku, sportuosite kartu su manim. Pažadu, kad kelsiu ir daugiau pratimų, kad turėtumėte iš ko pasirinkti. Ačiū, kas buvot kartu, ačiū, kas palaikot. Ir gražios jums dienos. Iki.